Sveiki, čia Gintarė iš Tavo sveikata LT. Ir šiandien noriu pakalbėti apie cholesterolį. Ką daryti ir ko nedaryti, kad tą cholesterolio savo profilį jūs susinormalizuotumėte, kaip ir visada, be vaistų, o mitybos ir sveikos gyvensenos pagalba. Tai pirmiausia, kuo remiuosi informacija, kurią jums tuo jau pat papasakosiu, tai vienas dalykas yra, aš pati individualiai dirbu su klientais, mitybos klausimais, mentoriavimu, kasdienė priežiūra ir iš tiesų visi mano klientai, jie nori sulieknėti ir jie labai dažnai turi įvairių sveikatos niuansų ir cholesterolis yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių sveikatos problematikų. Ir labai džiugu iš tiesų pranešti, kad visi mano klientai, kurie turėjo aukštą cholesterolį, jie jį susimažino. Pavyzdžiui, viena klientė turėjo 12 lygio cholesterolį, vartodavo tam vaistus, su mano mitybos pagalba metė gerti visus vaistus ir cholesterolis iš tiesų sumažėjo iki 3, kas yra labai liuks. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas remiuosi įvairiais mokymais, ką esu baigusi ir įvairiais moksliniais tyrimais, tai vėlgi nėra mano iš galvos sugalvota informacija, tai yra viskas, kuo remiuosi, yra kažkieno kito įrodyta arba moksliškai ištirta. Tai dabar kaip susimažinti tą cholesterolį. Visų pirma, yra daug įvairių mitų ir pasenusios informacijos apie cholesterolį, cholesterolio gamybą, kodėl jisai kaupiasi ir taip toliau. Tai vienas iš dalykų, nuo ko noriu pradėti šį video, tai yra tai, kad jau 80-aisiais iš tikrųjų buvo atlikti tyrimai, kurie nurodo, kad maistas, kuris turi daug cholesterolio, pavyzdžiui, kiaušiniai, ar ne, kad tai nėra susiję su tuo, kiek cholesterolio turite savo kraujyje. Tai turi labai mažą arba beveik netgi neturi įtakos. Dėl ko? Dėl to, kad mūsų kūnas pats gamina cholesterolį ir dėl to tai nėra visiškai susiję su tuo, ar valgome daug cholesterolio turintį maistą ar ne. Tai čia vienas mitas, ką labai noriu paneigti ir labai noriu pabrėžti. Ir dabar prie esmės. Ką daryti, kad susimažinti cholesterolį be vaistų? Tai 3 svarbiausi dalykai, tai yra vartoti daugiau skaidulų, baltymų ir riebalų. Papasakosiu, iš kur jų gauti, iš kur geriausi šaltiniai, bet iš esmės, kodėl riebalai ir kodėl baltymai, tai yra dėl to, kad jie sudaro kone 100% teritorijos aplink mūsų ląstelių membranas. Būtent dėl to jie yra beprotiškai svarbus, kas liečia cholesterolį ir apskritai mūsų sveikatą. Skaidulos turi tokią rolę dėl to, kas liečia cholesterolį, dėl to, kad skaidulų pagalba pasišalina nereikalingas cholesterolis ir skaidulų suvartojimas turėtų būti mūsų vienas iš tikslų iš tiesų kasdien. Rekomenduojama norma yra 25 gramai, bet maksimalios normos nelabai pasieksite, tai dėl to visada galima suvartoti ir daugiau. Tai 3 dalykai – skaidulos, baltymai ir riebalai. Kitas dalykas yra vartoti mažiau angliavandenių. Ir čia iš tiesų yra vienas iš principų, ką taikau savo klientam, mažesnis angliavandenių suvartojimas, nes netgi buvo atlikti tyrimai ir buvo lyginamos grupės tarp tų, kurie vartoja mažai riebalų, daug angliavandenių ir kiti, kurie vartoja daug riebalų, mažai riebalų ir daug angliavandenių. Žodžiu, šitos 2 grupės ir iš tiesų tie, kurie vartodavo kad ir daugiau riebalų, bet mažiau angliavandenių, galų gale net ir po 12 savaičių turėdavo žymiai geresnį cholesterolio profiliavimą savo organizme. Tai čia irgi 4. nenumatytas patarimas – vartoti mažiau angliavandenių. Tai dabar apie šaltinius, iš kur jie ateina. Tai skaidulos, tai yra pilno grūdo produktuose, bet labai atsargiai su pilno grūdo produktais, nes, pavyzdžiui, kvietys jis yra labai perdirbtas, mums ne visai tinkamas, tai labai atsargiai reikia apie tai galvoti, bet jie turi skaidulų, lygiai taip pat skaidulų turi vaisiai, be proto daug skaidulų, daržovės labai daug skaidulų turi, ypač žalios lapinės daržovės, tokie kaip špinatai, kalė, salota, tarkim, lygiai taip pat skaidulų yra pupelėse, riešutuose ir sėklose. Tai čia skaidulos numeris 1.
Numeris 2, ką minėjau, tai yra baltymai. Dabar iš kur ateina tie baltymai? Baltymus mes randame mėsoje, žuvyje, įvairiuose riebaluose ir pieno produktuose, nors pieno produktai ir mėsa, jie dažnai, ypač pieno produktai, jie dažnai yra truputėlį kritikuojami dėl savo baltymų kokybės, nes yra ateinantys iš gyvūnų. Bet šiandien ne apie tai. Ir trečiasis dalykas, ką minėjau, tai yra riebalai, bet čia labai svarbu yra vartoti kokybiškus riebalus. Dabar kas tiek yra kokybiški riebalai, tai yra alyvuogių aliejus, tai yra kokosų aliejus, tai yra įvairios sėklos, riešutai, tai yra avokadai. Ir nekokybiški riebalai yra tie, kurie yra labai perdirbti ir labai nenatūralūs. Tai pavyzdžiui, margarinas, sėklų aliejai, nors sėklos yra gerai, bet sėklų aliejus yra blogai. Tai jeigu, pavyzdžiui, maistas yra kepamas saulėgrąžų aliejuje, tai labai turėtumėte vengti, nes tai kenkia jūsų cholesterolio profiliui. Ir kas liečia angliavandenius, tai angliavandeniai labiausiai jų reikėtų vengti tie, kurie yra, kaip ir minėjau, perdirbti. Pavyzdžiui, vienas iš labiausiai rekomenduojamų vengtinų angliavandenių tai yra kviečių miltai, balti miltai. Dėl to reiktų rinktis kiek įmanoma mažiau apdirbtus natūralius angliavandenius. Tai tiek žinių ir realiai, jeigu gavote... Aš žinau, kad aš čia trumpai pristatau esmę, bet aš pristatau esmę, nes iš tiesų su cholesteroliu čia ir su bet kokiu sveikatos niuansu yra didelis darbas, tai dalinuosi trumpa informacija, kad turėtumėt startinį tašką, nuo ko pradėti gerinti savo sveikatą. Pavyzdžiui, šiuo atveju, jeigu turite per aukštą cholesterolį, jeigu norit, visada kreipkitės asmeniškai, galėsim padirbti, jeigu ne, tai yra puikus startinis taškas jau dabar koreguoti savo mitybą. Na, o kas liečia mitybą, tai jeigu žiūrit šį video dėl to, kad gavot mano laišką, tai iki spalio 12 vis dar yra nuolaidos kodas 10% produktam, kurie padeda sumažinti cholesterolį, nes turi daug skaidulų, nes turi daug gerų riebalų, nes turi daug gerų baltymų, ką ir minėjau. Tai yra, pavyzdžiui, kanapių sėklos, burnočių sėklos, įvairūs daržovių, uogų ir vaisių milteliai. Nes miltelius yra žymiai patogiau naudoti, galite suvartoti tuomet tų miltelių, tai yra vaisių ir daržovių žymiai daugiau miltelių pagrindu, plus visada jie yra prieinami visais metų laikais ir ne tik vasaros ar rudens sezonu. Tai tiek žinių, čia buvo Gintarė iš Tavo sveikata.lt ir ačiū labai, kad žiūrite.